Bene karščiausia ir labiausiai aptarinėjama komanda visoje Gelant sostinės krepšinio lygoje šiuo metu galime vadinti Capital City kolektyvą. C lygoje rungtyniaujant ekipa šį sezoną vieną po kito į savo gretas pradėjo vilioti profesionalius krepšininkus ir gerokai supurtė visą Vilniaus mėgėjų krepšinio transferų rinką. Žydrūnas Kelys, Pranas Kurdauskas, gerai Lietuvos krepšinio padangėje žinomos pavardės, kurios nuo šiol testuos Gelant sostinės krepšinio C lygos mėgėjų pajėgumą. Prie šių žaidėjų ekipos vadovai dar prijungė Gelant sostinės A lygoje iki tol sėkmingai rungtyniausį žaidėją Žymantą Armoną. Apsilankėme vieneriose Capital City rungtynėse ir komandos vadovų pasiteiravome apie klubo tikslus šiame sezone bei ką apie jų pajėgumą mano varžovai. Šiemet po praeito sezono komandą surinkom stipresnę, tikslus keliame išeiti į sekantį etapą ir kadangi komandą papildė naujokai, dabar vyksta dar toks susižaidimas. Tikimės, kad į sekantį etapą išeisim ir tada nusistatysim tolimesnius tikslus. Kaip pavyko prisikviesti tokius žinomus žaidėjus kaip Kelys, Kurdauskas? Vienas dalykas, čia nuopelnas ir mūsų komandos vadybos, kadangi komandoje dabar yra trejetas žmonių aktyviai besirūpinančių organizaciniais dalykais, tai vienas iš jų rūpinasi būtent komandos sudėtimi. Tai ir asmeninių pažinčių dėka pavyko sukomplektuoti tą komandą tokią. Atmosfera yra labai gera, visų pirma po praeito sezono įgavome pasitikėjimo savo jėgomis. Iš praeito sezono likę žaidėjai, sakykime, po tokio tikrai nenusisekusio sezono buvo šiek tiek nusiminę, praradę viltį, sakykime, tai pastiprinimas iš tikrųjų leido iš naujo patikėti savo jėgom ir tikimės, kad ta komandinė dvasia išliks toliau tokia pat ambicinga. Susižaisti tikrai nėra sunku, žaidėjai yra tikrai profesionalūs ir tiek ir patarimų duoda, tiek ir, sakykime, aikštelėje priima sprendimus, kur mažesnę patirtį turintiem žaidėjam iš tikrųjų yra lengviau žaisti su tokiais komandos draugais. Pirminį tikslą aš manau, kad tikrai pasieksime, į sekantį etapą išeisime, o apie sekančius tikslus galėsime sekančiam interviu pakalbėti. Capital City šiame sezone per 5 rungtynes patyrė tik vieną pralaimėjimą, tiesa pirmose rungtynėse, kuriuose dar nežaidė nė vienas iš klubo naujokų. Pirmadienio vakarą svečiai iš Grigiškių, Grigiškės Plasta LT ekipa pamatė dar vieną solidų Capital City pasirodymą šiame sezone. 2,9 m ūgio vidurio puolėjas Pranas Kurdauskas tose rungtynėse iš viso surinko 25 taškus, o krepšį žaidimo atakavo 100% taiklumu. Tikslą pasiekė visi 11 mestų dvitaškių. Jis taip pat sugribė 11 atšokusių kamuolių ir šiuo metu yra naudingiausias C lygos žaidėjas, per vienerias rungtynes vidutiniškai renkantis po 38 naudingumo balus. Žymantas Armonas pridėjo 21 tašką ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Kokį įspūdį paliko varžovai šiandien? Šiandienos varžovai paliko, aišku, jie žaidė nestipriausios sudėties, bet mums to pakako, nes neturim aukšto žaidėjo, nieko negalim pastatyti prieš jų didįjį žmogų, kuris yra tikrai buvęs profas ir nežinau. Tai va, ir aišku, jų žaidėjas labai kybiai žaidė gynyboje ir pataikė tiesiog fantastiškus metimus, kurie ėjo per ranką ir nieko, stengiamės gynyboje, žaidėm kiek įmanydami, bet prieš tos du žaidėjus jie ir padarė, galima sakyti, visą žaidimų rezultatą. Manau, jeigu jie rinksis į visas varžybas stipriausios sudėties, manau, kad iki finalo ketverto nesu tikras, ar daeis iki finalo ketverto, nes vis dėlto manau, kad kitose komandose yra tikrai ką prieš pastatyti prieš jų lyderius ir nemanau, kad 4-3 žaidėjai galės padaryti visą žaidimą. Turi būti ir Soliukas, aš manau, o Soliuko kaip tokio stipraus jie neturi lygiaverčio keitimo. Šiandien ėjot su mintim, kad irgi pakovojo dėl pergalės turbūt. Mes visą laiką einam su tą mintim, kad šiandien kovosim. Dar buvo straipsnis parašytas, kad Rumydai reikia mūsų pergalių, tai va, norėjom pasistengti, bet gavosi kaip gavosi ir pažadam Rumydai, kad stengsimės paskutiniuose varžybose gauti jiem tą pergalę, kad jie žengtų į stipresnį divizioną.